Tai sveikutės, nedidelis plačius iš manęs, keliauju į polikliniką atsileisiu man geležies lašelinę, nes po mano vasarinių 2 antibiotikų kursų truputėlį likau su pavypusiu krauju. Tai, žodžiu, stiprinam sveikatą, jūs irgi pasižiūrėkite, ar visi sveiki. Žodžiu, gaunu aš geležį, tada geriu daug vitamino D ir tikiuosi neužilgo pasijausti geriau, stipriau ir visur kitaip būt mažiau išsiblaškius ir pavypus gyvenime. Truputį skubu, tai, žodžiu, biškį be kvapų, bet labai norėjau pasisveikinti, pasirodyti. Ir, žodžiu, pasirodysiu dar paskui, kai grįšiu, gal kai grįšiu namo ir, žodžiu, eisim atidarinėti kalendorių. Tai va, tiek kol kas, pasimatysim. Štai grįžau namo. Čia kaip matote, princesė, pabėgo princesė, nesvarbu. Žodžiu, jinai jau yra pasiruošus, nes čia aš turiu jos adventą. Kaip matot, jinai jau žino, kame čia šaknys. Tai gal mes jos ilgai nelaikom, surandam 4 dieną, atidarom Zarytę. Atidarom ir, žodžiu, leisim šuniukui ramiai eit miegot. Tai čia yra, čia yra antra. Va, 4 yra čia. Taip, žiūrėkit, man rodo iš karto. Ir tada žiūrim, kad turim. Puikiai. Taip, va čia. Šitus palikau. Ateik. Nebijokit, jums nieko nenutiko turbūt. Nepažadu. Zarytė. Ateik. Tai kur tavo skaniukas? Sėsk. Jinai tiesiog idealiai žino viską, ką daryti reikia. Aš dar idealiai nežinau, iš kurio gal geriausiai atidaryti šitus skaniukus, bet įvykiam. Ateik. Čia. Ne. Hop. Gaudyk. Gulk. Lauk. Šiandien be bučkį apsysim gal. Arba paskutinis skaniukas už bučkį. Taip. Sėsk. Taip. Bučkis. Taip. Va. Ir viskas. Šiandien, matėt, bučkį padarė ir net man nereikės skaniuko prie švento priklijuoti. Tai žodžiu, improvina šuniukas. Viskas, mažutė, jau baigėsi. Tuščia, matai, nebėra nieko. Man dar papiriuką išlaižys. Viskas, baba. Gali, laisvai. Laisvai viskas. Pasibaigė skaniukų dalybos. Greta šiandien turėjo procedūrą ir čia yra mano skaniukai dabar. Ne, Tara, tu šitų nevalgai. Tu šitų nevalgai. Ir vėl tą kalendorių dabar. Negalima. Taip, pasakiau ir prisnigo. Nieko nėra viską daryti. O šitų tu nevalgai. Aš labai atsiprašau už tokį ilgą interpą, bet, žodžiu, šuniukas yra šuniukas. Į vietą. Ir lauk. Va. Parodysiu, žiūrėkite, kaip jinai į vietą gražiai. Va. Čia yra jos guolis. Jinai jame kartais miega vasarą, nes kitų metų laiko jinai miega pas mus lovai. Tai, žodžiu, va. Žodžiu, pabūk. Tai ką, pradedam kaip visada nuo siūlų. Aš čia kažkiek tada perdėliosiu tos dėžės. Neatsinešiu, žinokit, ką numesgiau vakar. Nes pamiršau, tai einu atsinešiu. Va, kaip yra podcasterė. Dabar jau grįžau su mezginiu. Vakar, sakyčiau, visai neblogai man ten paskui pasivarė ant nakties. Nepaisant to, kad darčiau kelias eilės net kelis kartus. Bet dabar mes turim 1 ir 2 dienas sumegztas jau beveik pilnai. Į priekiai 1, 2 yra pavaryti iki galo. Čia man liko, man atrodo, 2 eilutės. 2 eilutės, tada sidabrinis tas dryžis ir tada 1 eilutė rudo. Ir einam į sekančią rudą.
Sruoga net neišvyniota į kamuoliuką, tai žodžiu, dar laukia manęs gražus darbas susisukti viską, bet žodžiu, progresas yra ir dabar bus tokineto. Ir žodžiu, vat šito. Va tokia vadalelė. Vakar, kai skaičiau paterną, žodžiu, skaičiau visą tą aprašymą, kas ten po ko ir ką toliau daryti. Markerį pamiršau įdėti. Tai žodžiu, yra taip, kad čia šito twisted ribo tokio yra mažiau mezgama negu stokineto, negu to kas antro dryžio, bet aš manau, aš juos išsilyginsiu, tiesiog po 10 minučių megsiu ir vieno ir kito ir bus man labai gerai. Nes ne tai, kad bijau siūlo pritrūkti, bet, žodžiu, aš taip painterpretuosiu. Ir viskas va. Tai toks mano progresas iš šitos dalies. Ir tada einam traukti astos kalendorių. Ir žiūrėsim, kas yra už 4 dieną. Na, aišku, jums kaip visada atvirkščiai visko rodo, bet šiek tiek jūs man viską pastikai dėl to. Tokia pilkai ruda. Žodžiu, labai pilkėja, tokia į pilkumą, netgi ir jūs matot, kad į pilkumą viskas. Įdomiai. Žodžiu, tai tamsėja, tai čia lyg tai šviesėja, bet jau kažkas su pilkais, man kambario šviesoje atrodo. Tai žiūrėsim, kiek aš čia šiandien numegsiu ir kaip čia viskas toliau atrodys, nes jau man tikrai darosi įdomu. Fainai. Man patinka tamsios spalvos, su ta sidabrinė gerai kontrastuos ir, žodžiu, bus gerai. Prisiminėt. Tai va, nusipirkau skaniukų už tai, kad buvau šaunuolė procedūrą ir neverkiau, kai dūrė adatą į ranką. Nes šiaip pats tas dūrio epizodas man visada labai nemalonus būna ir ne tai, kad skausmingas, bet būtent nemalonus. Tai aš paprastai nenoriu jo, stengiuosi išvengti, bet o ką darysi dabar. Tai va, žodžiu, kaip mažas vaikas nusipirkau saldainį, bet kartais iš taip reikia. Tai va, su siūlais viskas. Vyras savo adventą irgi atsidarė. Dar kartelį jį atsidarys vėliau truputėlį. Ir dabar kosmetika. 2, 3, 19, 10. Vienas. Tai čia žinau, kad tai buvo. 7, 8, 16, 5, 4. 4 yra čia viršui. Ir kągi. Atsidarom. O. Lapetėlė. Ir aš taip įsivaizduoju Conscious Skincare. Gerai. Man čia darosi įdomu. Aha. Aš taip... Aha. Čia yra kažkokia veido kaukė. Ją reikia susimakaluoti indelyje. Anglies maukė. Maitinamoji kažkokia Purifying Charcoal Wonder Mask. Mix of powder, 7 drops of water, su truputėliu vandens sumaišyti. Užsitepti ant veido. Valia tekštą. Ir palaikyti 20 minučių. Ir nuplauti su vandeniu. Tai aš manau, žinokit, aš šitom procedūrom visom užsiiminėsiu savaitgalį. Tai va, bus jums kontento įdomesnio. Kaip sakant, turinio. Nes jeigu nuoširdžiai visai aš noriu šiandien pamegst, o ne kaukės dėliotis. Man savaitgalį kažkaip yra visų šitų grožio procedūrų metas. Tai tada aš, žodžiu, turiu laiko ką nors paveikti visai kaip. Ir žiūrėkit, aš dabar tik tai supratau, kad ant kiekvienų durelių dar čia yra užrašai visokie. Rankų balzamas, Wonder Mask. Žodžiu, apie tai, kas čia yra. Tai va, tai žodžiu, šitą irgi atidarėm. Kavą šiandien gėrėm 2 dienos, buvo vis dar labai skani. 3 dienos kavą ir 4 dienos kavą turbūt pradėsim rytoj gerti. 4 diena čia. Štai,
4 dienos kava. Dr. Kongo Kivu. Marcipanai, džiovintos datulės, juodasis šokoladas. Šita gali būti man visai patiks. Roast profile yra dark, tai man turėtų šitą patikti. Čia yra 4 dienos kava. Va. Kongo Kivu. Žinokit, net maišelis kvepia. Taip, rimtai kvepia. Taip, atsidarėm visus kalendorius. Aš matau, kad čia 10 minučių plepėjau jums. Tai va, apie procedūrą. Tai kaip sakiau, po visų mano antibiotikų man labai nusilpo kraujas. Aš jaučiausi visą dieną būdavau tokia kaip paslabus. Tai nuėjau pas vidaus gydytoją. Žodžiu, iš pradžio aš pasidariau kraujo tyrimus. Nu, galvoju, gal šiaip kas nors. Tiesiog bendram supratimui, gal vitamino D trūksta, tai to irgi trūksta. Ir, žodžiu, paaiškėjo, kad hemoglobinas labai žemas. Ir tada, žodžiu, po kelių savaičių pakartojom. Iš pradžio aš pabandžiau su maistu, tada pakartojom tyrimą ir žiūrim, kad kaip ir geriau, bet galėtų būti ir dar geriau. Nu ir, žodžiu, išrašė man gydytoja tą geležies, žodžiu, lašelinę. Tiksliau, manęs dar klausė, aišku, ar aš noriu gerti, ar aš noriu slašinti. Ir kadangi aš jau taip geriau pilną visą krūvą tų antibiotikų, visokių vaistų ir visko, tai aš nenorėjau dar vienų tablečių komplekto gerti. Tai, žodžiu, gavau lašinę, sulašėjo per nepilną valandą ir viskas, va, ir paleido mane, žodžiu, atsikačiot. Tikiuosi viskas bus gerai, rytoj turbūt pamatysiu, kaip man ten viskas gerai. Nes, nu, vis tiek dabar dar tik sulašinu, aš nemanau, kad man čia per 10 minučių taip viskas jau nušvis. Nu ir va, ir matysim, kaip čia toliau visi reikalai. Tai va, tai kol kas tiek, aš einu megzt. Ir prisijungsiu, manau, dar visai vakare, kai parodysiu, kiek visko spėjau primegzt. Šiandien tikiuosi truputėlį didesnį rezultatą, nes vis tiek, nu, stokinetas yra lengviau. 10 eilučių tik tais, tai iš vis nieko ten. Tai žodžiu, einu megzt. Ate. Ką aš ten sakiau, kad per šiandien 3 spalvą pavarysiu? Ištrinkit. Ištrinkit, užcenzūruosiu, kai redaguosiu video. Aišku, pridėkim tai, kad aš turėjau ką veikti šiandien ir padirbti ilgiau už tai, kad tas visas procedūras turėjau ir viską. Turiu vieno priekio visas 3 spalvas. Tai čia yra kairė pusė. Čia 3 spalvas turiu. Tada čia turiu pustrečios. Maždaug taip pustrečios. Ir čia turiu 3 spalvą prijungus, bet nieko nepradėjus nugaroj. Tai va tiek. Žodžiu, va, yra 3 spalva prijungta ir, žodžiu, dirba aš čia į visas pusės mezgu ir, žodžiu, net dulkės rūksta. O 4 ir 5 sėdi rūko. 4 spalva sėdi rūko kamputyje ir laukia rytojaus arba po rytojaus, arba iš tiesų aš labai tikiuosi, kad savaitgalį man pavyks atsigriebti ir tas abi spalvas sumegzt. Na, nes realiai, nu, ta prasme, tą vieną tokį pat besivelkantį gabalą sumegzt. Nes realiai čia yra, kada 6 pabaigiau darbus po 6, dabar yra 10. Dar valgiau, dar vedžiau šunį, tai išmeskim beveik valandą laiko. Tai 7. Nu, taip, tarp 2-3 valandų reikia sumegzti tą visą pusę, nes, nu, vis tiek čia visokia šarangė, varangė, nu, žaidimas truputėlį dar su siūlais, nes jūs pažiūrėkit, kiek čia visokių likučių kabo. Bet kai jau viskas čia susijungs, o tai turėtų įvykti, nu, gal rytoj, čia, nu, čia tipo rankovės, taip. Taigi, turėtų įvykti sujungimas gal rytoj visko, tai tada prasidės viskas greičiau. Na, nes vis tiek, pirmyn atgal ten, žodžiu, su vienu siūlu dirbsiu ir mažiau visokių tų likučių bus. Nu, bet neperšokęs griovė, nesakyk, sakykim, taip, šios savaitės bėgė sujungsiu kūną su, žodžiu, priekius abu su kūnu, su nugara ir galbūt jau pradės kažkaip tai reikalai gražiau atrodyti. Nes dabar tai toks truputėlį
jovalėlis. Bet čia tik dėl to, kad, tik aš taip ir sugebu pasirinkti spalvas. Ne tik kad spalvas, bet modelius. Tai va, kol kas tiek. Norit pasijuokti? Atsimenat, aš čia rodžiau, kaip pabaigiu vieną tą sidabrinį, aš palieku tokį nagetą, ten kaip prijungiu spalvą antram. Tai va čia įvyko avarija ir man pritrūko pilko lygiai tiek akių. Čiukiam 10. Kam nepasitaiko? Tai dabar, aš aišku toliau taip darau, kaba naujas, bet aš siūlo taip jau ženkliai daugiau pasilikau. Tai pareportuosiu rytoj, ar man pavyko šitas mano eksperimentas ir mes turim pakankamai siūlo. Ar vėl gavosi nesąmonė ir siūlo neužtenka. Tai va, kol kas jau šiandien tiek, einu redaguoti video ir pasimatysim rytoj. Rytoj dirbu iš namų, tai, žodžiu, bus rytinis Zaros išvedimas turbūt, jeigu nepamiršiu telefono pasimti. Ir visi kiti nuotykiai. Pasimatysim.